muy contento de estar aquí, muy feliz de llegar por fin a Lituania por primera vez. Sako, labai esu laimingas, kad jau galų gale atvažiavau, tai norėjau atvažiuoti Lietuvą, į pirmą kartą atvažiavau. Porque Lituania viene a la mente y al corazón por primera vez. Sako, Lietuva man į mano mintis ir mano širdį pirmą kartą atėjo tada, Cuando Valdas y Vidas y otros jóvenes de Lituania vinieron a Salamanca. Sako, tada, kada iš Lietuvos Valdas ir Vydas ir kiti Lietuvos jaunimas, taip kabutėse, atvyko į Salamanką. Entonces yo era el maestro de postulantes. Ir aš tada buvau visų postulantų mokytojas, magistras. Han salido santos carmelitas a pesar del maestro de postulantes. Sako, išėjo šventi karmelitai Vydas ir Valdas, nežiūrint, kad aš nesu šventas. Humoras. Entonces, yo quisiera decir algunas cosas, pero luego si quieren preguntar algo, si quieren un Sako, diálogo... aš dabar tiesiog pasakysiu kai kurios dalykus, jums paskui norėčiau, jeigu jūs galėsit paklausti, bus kaip dialogas tas susitikimas. Kaip dialogas. Sí, yo nunca pensé ser carmelita. Aš niekada negalvojau būti karmelitu, sako. Yo quería ser futbolista. O aš norėjau būti futbolo meistras. Y jugaba al fútbol. Ir aš žaidžiau gerai futbolą. Tengo 4 operaciones de rodilla. Aš turiu 4 kojos operacijas, kelio operacijas per futbolą. Entonces, pero conocí a las carmelitas descalzas de mi pueblo, de mi ciudad, las carmelitas. Aš pažinau basasias karmelites iš mano miesto, kur gyvenau. Y ese fue mi error. Ir tai buvo mano klaida, kad pažinau tom karmelitėm. Son peligrosas. Jos labai pavojingos tos karmelitės, žinau. Entonces, la priora era un carácter muy alegre, muy acogedora. Tai sako, priorė buvo tokia linksma, tokia džiaugsminga ir taip priimdavo visus žmonės. Yo era muy tímido. Aš buvau toks labai baikštus, drovus, toks nedrąsus. Y la priora me decía, ven aquí, tienes que leer en misa y cantar en misa. Sako, ateik čia greitai, sako, tu turi skaityti mišios ir giedoti mišiose turėsi. Y entonces ella me empujaba a hacer las cosas que me daba miedo hacer. Ir jinai mane stumė daryti tuos dalykus, kur man tokia baimė buvo jos daryti. Interesante, porque ella me marcó mucho para intentar vencer el miedo haciendo lo que me daba miedo. Sako, jinai man įvedė tokią savybę, kada pamokė nugalėti baimę, darant tuos, ko aš bijau. Y siempre he pensado que el miedo solo se vence si uno no huye. Sako, aš galvodavau, kad baimė nugali tada, jeigu kas tas žmogus pabėga nuo kažko. Pero yo estaba muy impresionado de... Jeigu, reiškia, baimė nugalima, jeigu nebėgi nuo dalykų, kurie kelia tau baimę. Luego, ahora vuelvo otra vez, pero digo que las dos cosas... Du dalykai, sako, grįžti vėl atgal, du dalykai. Que más miedo me daba antes de la ordenación de sacerdote. Sako, prieš šventinimus į kunigus man du dalykai labai didelę baimę kėlė. Eran predicar. Pirmas, pamokslauti. Y confesar. Ir antras, klausytis išpažinčių. Y las dos cosas que más he tenido que hacer siempre son predicar y confesar. Ir dabar žinok, visą gyvenimą, ką bijojau labiausia, tai yra sakyti va pamokslas ir sako klausyti išpažinčių. Entonces, y desde que me ordené, luego vuelvo con las carmelitas. Sako, dabar, kai aš buvau pašventintas kunigu, paskui per karmelitą sugrįšiu. Pero cuando fui ordenado sacerdote, le dije al provincial. Kai buvau pašventintas kunigu, sakau savo provinciolui. No me importa ir a cualquier sitio, pero no a Toledo. Sako, savo provinciolui, aš galiu bet kur, skirkit mane kur nori, bet į Toledą ne, miestas Toledo. Porque en Toledo no me gustaba
el tipo de vida que había, ¿no? Sako, man labai nepatiko Tolede, nes ten toks gyvenimo stilius, kur man labai nepatinka. Y el provincial me mandó a Toledo. Ir žinokit, man specialiai mane paskyrė į Toledą. Cuando llegué, el primer día que llegué a Toledo, me dieron la bienvenida muy, muy bonita, ¿no? Sako, kai nuvažiavau į Toledą, ten broliai priėmė, ten, oi, kaip gražiai mane priėmė. Labai gerai. Y por la noche, cuando cerré la ventana, había un dibujo en la ventana que tenía escrito: acepta lo inesperado. Sako, kai ėjau į celę, buvo ant lango, kai uždariau langą, buvo parašyta: priimk tai, ko nesitikėjai ant to lango. Te hará crecer. Ir tada tu augsi, jeigu priimsi tai, ko nesitikėjai, kas tada nustebino. Fueron 6 años muy bonitos. Ir sako, ten man 6 metai buvo nuostabiausia, ten kur man vėl tam Toledė. Después de los 6 años le dije al provincial: Po 6 metų tada sakau provinciolui vėl: quiero ir a cualquier sitio, pero no a una parroquia. Sako, galiu eiti vėl, bet į kokią vietą, bet aš nenoriu eiti į parapiją, kaip mes esame. Sako, nenoriu. Parapiją ne. Y me mandó a una parroquia. Ir sako, man specialiai vėl į tą parapiją, keliausiai į parapiją. Y fueron 3 años muy bonitos. 3 Ir años vėl, muy sako, bonitos. nenorėjau, bet ten 3 metai buvo labai nuostabu, aš patyriau nuostabu. La tercera vez que tenía que ser destinado, no dije nada al O provincial. 3 kartą jau, kai nuėjau pas provinciolą, nieko nebesakiau, jau kur noriu, nenoriu. Y me mandó a Salamanca, Ir mane pasiuntė tada į Salamanką. donde conocía Tada įsipažino Valdą ir Lydą. Entonces, siempre en lo que uno no piensa y no quiere, cuando aceptas lo inesperado, Dios te sorprende. Sako, visada, kai tu ko nenori, bet paskui pagal Dievą priėmi, tada Dievas tada labai nustebina tiesiog. Entonces, lo que me tocó sobre todo de las carmelitas fue, al inicio, fue la simplicidad. Iš karmeličių, kas man patiko pačio, jų paprastumas Y la alegría. ir džiaugsmas. Entonces yo estaba siempre en la competición. Ir aš buvau visą laiką kaip kokiose varžybose. En mi familia hemos estado siempre unidos al deporte. Mes šeimoje mano, visi mes susivienėm sporte, visi. Mi hermano es campeón de España de salto de altura. Mano jo brolis yra Ispanijos šuolių į aukščio čempionas. Otro hermano Kitas es correr brolis. maratón. Jis maratono čempionas. Y yo jugaba fútbol. O aš žaidžiau futbolą. Entonces siempre competición. Ir visą laiką buvo mūsų varžymasis toks. Y yo quería encontrar una vida donde por dentro pudiera no competir. O aš norėjau rasti tokį vidinį gyvenimą, kad savo viduje, nereikėtų taip varžytis. Donde yo sintiera que yo ya era vencedor, con humildad, pero vencedor sin tener que competir. Que yo Sako, kad aš savo viduje jausčiau, kad aš jau būčiau tas čempionas, bet kuris viską nugali be jokio varžybų. Descansar, respirar. Aš norėjau pailsėti, tiesiog kvėpuoti gyvenimą. Como yo veía que las carmelitas estaban tan alegres, Kai aš pamačiau, kodėl tos vienuolės tokios linksmos, iba delante del sagrario, ėgios totų. yo Sako, tada aš eidavau prieš švenčiausią į tabernakulį, me escondía debajo del altar, aš, sako, pasislėpdavau už altorių, žinote, kiti žmonės nematytų. ¿cómo se llama el monaguillo? Monagijo, kaip patarnautojas. Martynas. Martinas, ¿cuántos años tiene Martinas? 16 beveik trūksta. Kiek Martynas turi? 16. 15 į mediją. Yo tenía 15 años. Pasako, aš irgi turėjau, kai Martynas 15 metų, 15. Me escondía debajo del altar, Aš pasislėpdavau už altoriaus, ne priekį, bet už altoriaus. mirando al sagrario, Ir tada žiūrėdavau į švenčiausią sakramentą. preguntando, ¿qué significa esto? Ir klausdavau, ką tai reiškia? ¿Por qué las monjas están tan alegres? Viešpatie, kodėl jūs tokios linksmos, tos vienuolės? Y estaba allí sentado pensando que nadie me veía. Aš galvodavau, sako, kad manęs už altoriaus niekas nemato.
porque las monjas estaban atrás, Nes jos būdavo ten gale už groto, ar ne tikriausiai. pero había una ventanita arriba Bet viršui dar buvo langelis toks. y las monjas estaban mirando. Ir ten iš kito langelio jos matydavo, kad aš pasikamojęs. Las monjas lo ven todo. Jos sako, vienuolės viską mato. Vienuolės viską mato. Entonces era preguntar cómo descubrir el secreto de esa vida que yo sentía que era una vida con mucha verdad y mucha Ir alegría. aš atskleidžiau, kad tas gyvenimas yra su dideliu džiaugsmu, bet ir jos turi labai didelę tiesą tam vienuolyne. Entonces mis compañeros de fútbol estaban muy preocupados O mano draugai, futbolistai, visi buvo labai susijaudinę dėl manęs. y empecé a hacer oración. Ir aš pradėjau tada melstis. Hacer oración y a leer a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa Das y a que- Santa Teresita. Skaičiau tris tos bažnyčios mokytojus. Tai yra Teresė Avilietė, Mažąją Teresę ir Kryžiaus Joną. Y Meldžiausi ir skaičiau tai. sobre todo empecé a preguntar a los padres, a los sacerdotes que venían, Pradėjau klausti tų kunigų, kurie atvykdavo ten. las cosas que no entendían. Ko nesuprasdavo apie tikėjimą, ar kaip ten. Visus dalykus, ko nesuprasdavo. Todo era muy nuevo, todo era una Man sorpresa. viskas atrodė, viskas nauja tam vienuolyne. Y empecé también a hablar mucho con la priora, Ir bet aš labai susidraugau, kalbėjau su priorė, pačia priorė vienuolyno. que me hablaba mucho desde su corazón, desde lo que Nes ella... jinai kalbėjo tiesiog iš savo širdies ta priorė. Era muy bonito cómo comentaba lo que para ella significaba ser carmelita. Žinokit, jinai mokėjo papasakoti, ką reiškia jai pačiai būti karmelitį, savo pašaukimą mokėjo žodžiais labai gražiai papasakoti. Y ahí vino también el contagio de la vocación, ¿no? Ir tada aš užsikrėčiau pašaukimu, tuo pašaukimu, užsikrėčiau. Kontagija tai užsikrėtimas jau. Siempre digo que todos los días me daban el desayuno. Sako, kiekvieną dieną man duodavo pusryčius. Y yo creo que en el desayuno pusieron algo Aš y galvoju, me vino la vocación. kad sako, kad jie kažką įberdavo į tos pusryčius. Ir sako, man dėl to atėjo tas pašaukimas. Tikriausiai kažkokiu milteliu ten įberdavo. Ellas cocinaban muy bien, Nes jos sako, labai skaniai darydavo valgyti. Nu tiesiog nuostabiai darydavo. pero sobre todo escuchaban muy bien. Bet sako, jos ką mokėjo, tai jos mokėjo labai gerai klausytis. Entonces era como sentirme acogido y sentir que me prestaban atención. Sako, tiesiog aš jaučiausi, kad mane priėmė ir man skiria dėmesį, kas yra labai svarbu. Yo creo que eso fue el silencio de la capilla Taip pat tyla, kuri buvo toj koplyčioje, labai svarbu tyla. y también muy bonito fue muy especial la salve solemne los sábados, ¿no? La Bet salve solemne. šeštadienį buvo labai iškilmingai giedama Salve Regina. Tai labai paveikė. Muy especial ese momento con María, ¿no? La intimidad con la Virgen María. Tas intimumas, artumas su Marija, ypač tas šeštadienis, kai jie giedodavo. Fue como algo especial. Sí. Tai buvo labai, nu tiesiog asmeniškai jam tai labai paveikė. Entonces, por las carmelitas conocí las batuecas. Per tas seseris karmelytės pažinau tą Batujeko vienuolyną, kur mes su Vydmantu važiavom. Aš ir dadėjau, biškį, nesvarbu. Batuecas es un monasterio perdido en medio de las montañas. O, en jis el sako, paraíso. Batujekas tai yra vienuolynas pasimetęs tarp kalnų tenai. Y en las batuecas es el primer desierto carmelitano, bueno, no importa. Tai yra pats pirmasis Basųjų karmelitų dykumos vienuolynas. Ne tai, kad dykumoje, bet kad atsiskyrė toks vienuolynas. Yo cuando empecé con las carmelitas tenía 15 años, cuando fui a Batuecas tenía 16 años. Bet jau kai pradėjau su vienuolėm buvau 15 metų, bet kai nuvažiavau į Batujeką turėjau 26 metus. Y en Batuecas los frailes que me comunicaron también la alegría de la vocación, Ir sako, Batujekė irgi broliai, jie labai buvo linksmi ir tiesiog perdavė tą Evangelijos džiaugsmą, taip pasakyti. eran todos matusalenes, ¿se entiende eso? Matusalén. Matusalén. Eran todos de 94, Ah. 92
89, Sako, buvo labai el visi. joven tenía 70. Pats jauniausias buvo 70 metų, 80, 90 metų, jie buvo matasulenai, ten, Biblija matasulenai yra labai seno amžiaus, labai seniukai buvo visi. Eran muy ancianos. Labai seniukai, bet tokie linksmi buvo. Pero lo mismo también, muy acogedores y muy alegres. Bet jie tokie pat kaip vienuolis, labai linksmi, tiesiog priima. Sí. Entonces también me tocó mucho su vida simple, silenciosa y entregada. Vi que allí había algo muy, muy especial. Labai mane palėtė tai jų toks paprastas gyvenimas, tylus ir atsidavęs, kai jis atiduodavo Dievo, tiesiog paprastas gyvenimas vienuolyne. Ya conté el otro día en Vilnius que cuando un día, porque la comida era muy simple, Sako, kai aš Vilniuje pasakoju vieną sirkimą, kadangi ten maistas būdavo labai paprastas, buvo tokia. y se comía en silencio. Ir tą maistą labai paprastą, ten, labai paprasčiausiai maistą, valgo tokiai tyloj. Pero comida muy sencilla, muy simple. Bet tokia paprastas maistas. Y no muchos dulces. Ir jokių saldumynų ten. Yra nemučios, bet nedaug labai saldumynų. No muchos. Yo soy muy goloso. Aš sako, esu labai smaližius. Entonces, un día, debajo de la servilleta, un día apareció una galleta María. Sako, ir tam vienuolyne vatojėko, sako, po servetėlę pasirodė paprastas sausainis, apvalus ir užrašyta Marija. Tai Ispanijoje labai garsus tokie sausainiai. Paprasčiausiai, bet užrašyta Marija, Marijos sausainiai. Que es la más humilde de las galletas. Jis sako, tai pati nuolankiausia, mažiausia sausainis, be jokių ten paprasčiausias šis sausainis. Entonces yo pensé, ¿por qué una galleta tan simple, algo tan pequeño, tan simple, me da tanta alegría? Ir aš galvoju, kodėl toks sausainis, toks paprastas, tokio tyloje Marijos man tokį džiaugsmą davė. Sako, aš nežinau, galvoju, kodėl taip. Entonces la cabeza me pensó, cuando uno acoge lo que la vida le regala, las cosas más simples se convierten en la mayor alegría. Sako, gyvenimą supratau, kad tos maži dalykai, kuriuos Dievas duoda, tu juos priimi, tos maži dalykus, jie tau virsta didžiausių džiaugsmų, maži dalykai. Empecé a entender qué significa ser carmelita descalzo. Tada aš supratau, ką reiškia būti basuoju karmelitu. Descalzo. Descalzo, basasis. Porque descalzo no es de los... Descalzo es una persona que está abierta a la sorpresa. Sako, basasis karmelitas tai asmuo, kuris atsivėręs staigmenom siurprizam. Dice Santa Teresita que tenemos que vivir con las manos vacías, ¿no? Šventoji Teresėlė iš Lizės sako, mes turime gyventi atviromis rankomis, tuščiomis rankomis. Cuando tú no esperas nada, todo es un regalo, ¿no? Sako, kai tu nieko nesitiki, tada tau viskas yra dovana. Cuando no tienes ambición, Kai neturi jokių ambicijų, cualquier cosa que te llega inesperada ir kad kiekvienas daiktas, kuris netikėtai pas tave ateina, es un regalo. yra viena dovana. Entonces empecé a entender la espiritualidad de San Juan de la Cruz, Ir tada aš pradėjau suprasti Šventojo Kryžiaus Jono dvasingumą. que dice que cuanto más pobre tú te haces, Sako, kuo labiau tu neturtingas pasidarai, Dios te enriquece con lo que Él sabe que tú necesitas. ir tada Dievas tave praturtina tuo, nes jis žino, ko tau reikia. Entonces, ahora también cuando como general de la orden, Dabar aš kaip ordino generolas taip pat como que el secreto de lo que yo vivo paslaptis, tokia paslaptį, kurią aš išgyvenu. es no preparar la respuesta, Tai yra neparuošti jokių atsakymų, no preparar lo que viene después, nieko neruošti tai, kas ateina paskui, sino tratar de prepararte con sencillez de corazón. Sako, kaip pasiruošti tik tai tiesiog savo širdį, savo širdį paprastai paruošti, paprastume širdį paruošti. Dejar que en cada momento Dios pueda regalarte lo que tú tienes que decir o que hacer.
Sako, kad Dievas tiesiog į tavo širdį įdėtų, ką tu kiekvienu momentu turi padaryti arba ką kiekvienu momentu dabar turi pasakyti. Y también digo, para terminar, ¿no? Porque Dabar jau pabaigai pasakysiu. después podemos Paskui dialogar. galėsim dialoguoti. Que también conté que la primera noche de general Sako, pirmą naktį, kai tapau generolu, habían llegado 800 WhatsApps. mano telefoną atėjo 800 WhatsApp žinučių iš pasaulio. Entonces no sabía si responder WhatsApps o qué hacer. Y llamé a Padre Saverio y Padre Agustí para ayudarme y para preguntar qué tenía que hacer. Paskambinau dviem tėvui, Augustinui ir Saverijui, tėvams, kunigams, sakau, ką aš dabar turiu daryti su tais. Era de noche, era una mesa redonda y Ir le sako, pregunté, buvo naktis, apvalus stalas ir aš tiem papasakojau. ¿qué tengo que Ką hacer? aš turiu dabar daryti kaip generolas? Y ellos dos empezaron a hablar de los problemas de la orden. Ir tada jie būtų pradėję tas Saverijus su Augustinu kalbėti apie ordino problemas, kur pasaulyje yra. Ellos hablaron, estaban muy alegres. Jie tokie linksmi, kalba, ten džiaugiasi tom problemom. Porque uno había dejado de ser general Vienas ką tik pabaigė būti generolu kažkada, y el otro había dejado de ser vicario general. o kitas pabaigė būti vikaro generolu, tai jie viską žino tam generolu. Entonces estaban muy contentos. Bet jie buvo tokie patenkinti ten prie to stalo. Y cuando terminó la conversación, Ir kai jie pabaigė tą pokalbį, yo pensé, aš galvojau, yo pedí ayuda aš prašiau pagalbos jų. y ahora siento que es imposible. Ir kad dabar aš jaučiu, kad čia neįmanoma dirbti. Es imposible. Y yo Sako, tai pensé, neįmanoma. no es posible. Net tą tokį darbą. Mi habitación estaba 10 metros de esa sala. Sako, mano kambarys buvo nuo tos salės konferencijos 10 metrų mano celė. Y cuando entré en la habitación, Ir kai aš tada grįžau, įėjau į savo celę, yo sentí, no en la cabeza, no sentí en el corazón, porque yo sentí, es imposible. aš jaučiau, negalvoju, bet savo širdį jaučiau, tai yra neįmanoma čia. Es imposible, pero sentí, porque es imposible para ti, es posible para mí. Sako, tai, kas tau Dievas sako, nėra tau, tu nepaėgi, yra pajėgų man, aš tau padarysiu. Tú no eres el protagonista. Sako, tu, jam Dievas sako, tu nesi veikėjas. El protagonista soy yo. Veikėjas esu aš, sako Dievas. Entonces, Todėl respondí a algunos WhatsApps aš atsakiau ten iš 800 keletą tų WhatsApp'o y me dormí. ir aš nejau miegoti. Luego al día siguiente empezaron los problemas, Ir sako, kitą dieną prasidėjo kokios problemos ten. pero pensando que lo que descansa, lo que hace respirar, Sako, bet kai galvoji, kas ilsisi, kai respirar, lo que te hace respirar, Ai, lo que sako, kas tave verčia kvėpuoti, sako, kas tave verčia kvėpuoti. es no pensar que tú eres el protagonista. Sako, tu negalvoji kvėpuodamas, kad tu čia kvėpuoji, kad tu esi veikėjas to kvėpavimo. Solo recordar que la primera vez que fui provincial, Sako, pirmą kartą dar, kai buvau provincialas, Ispanijoje, provinciolas visos Ispanijos. el secretario que era Ángel, Sako, sekretorius buvo Angel, toks vardas, Angelas. un hombre muy Valdas bueno, pažįsta sí, savo mankus. un hombre muy bueno, muy Sako, simple, labai paprastas, nuostabus žmogus tas Padre Angel. que le gustaba mucho Mafalda. Jam labai patikdavo Mafalda. Los argentinos conocen bien a Mafalda. Sako, kas argentiniečiai yra, jie gerai pažįsta Mafalda, tokie veikėjas. Mafalda es un cómic, ¿no? Ai, komikai tokie yra, komiksai. Y Piešinukai apie Mafaldą. en cómic, Mafalda habla con Miguelito. Ai, Mafalda tokia čika. No, un niño que Ai, vaikas, Mafalda. a mí siempre me han llamado de Su pequeño Miguelitu kalba. Miguelito. Aha, sako, ta Mafalda Pequeño kalba Miguel. su vaiku, Miguelitu. Kaip jisai, Miguelio tokiu vaiku. Entonces Mafalda pregunta a Miguelito, Ir Mafalda klausė to Miguelito. ¿qué planes tienes? ¿Cuál es el proyecto para los próximos meses? Sako, Miguelitai, kokie tavo planai ateinančią mėnesį?
Miguelito responde muy digno, O tai labai oriai Migeliukas sako, vivir. sako, gyvensiu. Miguelito se va muy contento Ir iš išeina Migeliukas, tasai labai patenkintas, gyvensiu. y Mafalda dice en la última Ir viñeta, tada jis išeina, o ta Mafalda sako tam, tan pequeñito toks mažiukas y tan organizado. ir toks organizuotas. Entonces, Istorijas. eso fue primera reunión como provincial, me dijo Ángelson. Muy interesante. Sako, kaip buvo provincijolas, sako, tas Angelis tėvas sako, labai įdomu. ¿Cuál es la organización en nuestra vida? ¿Cuál Sako, es el kokia yra mūsų gyvenimo organizacija, koks turi būti mūsų gyvenimo projektas? vivir? Gyventi. Mūsų projektas turi gyventi. Vivir. Respirar y disfrutar. Sako, gyventi, kvėpuoti ir džiaugtis. Sí, como decía mi madre, ¿no? Kai mano mama sakydavo, Mi madre era una mujer sencilla, sako, mama buvo paprasta moteris. pero sabía disfrutar del helado de fresa. Sako, bet jinai mokėjo džiaugtis, pavyzdžiui, ledų porciją, ten braškių. Entonces, ¿cómo entrar en... Ahora, yo lo que siento como alegría, termino Sako, con dabar esto, aš kaip tiesiog kaip įeiti, sako, aš dabar jaučiu džiaugsmą. que camino con esta confianza. Kai aš keliauju su to pasitikėjimu. Yo no soy el protagonista. Ir aš nesu tas pagrindinis veikėjas, galvoju, kad aš veikėjas. En la oración siempre hay un regalo. Sako, maldoje visada yra dovana, kai meldiesi. El regalo es sentir que Él dice, te quiero. Sako, ir maldoje yra dovana jausti, kai jis sako, aš tave myliu. Sentir que Él dice, no tengas miedo Ir dar jausti, kaip jis sako, tu nieko nebijok. y estoy contigo. Ir aš visada esu su tavimi. Y también lo que me da por dentro, me abriga por dentro, Sako, tai, ką man duoda viduje, jisai tiesiog mane apkabina, apsiaus, kaip apaltų apgrūbė. es que tengo una comunidad que camina conmigo. Nes aš turiu bendruomenę, kuri kartu su manim keliauja karmelitų. Y hay una relación muy bonita entre nosotros, Sako, yra labai gražus santykis tarp visų karmelitų šeimų. de diálogo, de contraste, Tai yra, sako, dialogas, kontrastai tie mūsų. y que somos muy diferentes Ir kadangi esame mes visi labai skirtingi, y sin embargo nos decimos lo que vemos cada uno del otro. bet sako, mes labai skirtingi, bet mes pasakom, ką matome vieną iš kito, vienas apie kitą. Entonces yo siento que perdí el equipo de fútbol Aš, sako, jaučiu, kad aš praradau tą futbolo komandą, y he ganado otro equipo. bet aš laimėjau kitą futbolo komandą. Nu, kitą komandą, ne futbolo, bet kitą komandą. Dejé mi familia Palikau savo šeimą y gané otra familia. ir laimėjau kitą šeimą. Sí. Dejo Roma, dejo... Palieku Romą, Voy a otros sitios donde se me... keliauju į kito pasaulio vietas. Y encuentras siempre una familia Ir aš kur važiuočiau pasaulyje, surandu vieną šeimą, savo šeimą, con quien celebrar la vida, ¿no? su kuo galiu švęsti gyvenimą. Entonces, para decir que me siento muy afortunado, Todėl aš noriu pasakyti, kad aš esu labai palaimintas, afortunado. y siempre ante la sorpresa de lo que Dios me tiene preparado y que yo no sé. Sako, yra tiek staigmenų, kad aš tiesiog, sako, Dievas man tiek paruošė staigmenų, kad aš net nežinau. Kiekvieną akimirką aš gaunu daug staigmenų. Y ya. Viskas. Si alguien quiere, si quisiera... Jeigu alguna kas pregunta, norėtumėt ką nors paklausti, ar ką nors pasakyti, alguna curiosidad. arba kokią įdomybę, arba ką, tada jis atsakytų. Muy bien. ¿Andamos bien de tiempo? No lo sé. No lo sé. Čia Vilniuje pasakojat apie pranašą Eliją. En Vilnius has contado sobre profeta Elías. Kadangi čia yra Kauno... Sí. Esta comunidad se llama del profeta Elías. Profeta Elías. Sí.
Sí, el profeta Elías se parecía a Vidas. Sako, pranašas panašus į Vydą, žinai, tik Sí, kartą. con el pelo así. Sako, ilgais plaukais, tokia barzda, sako, čia panašus į pranašą. Tinka, žinai, tai visi man ačiū. Santa Claus. Santa Claus también. Me ha enseñado Baldas que Mane išmokė Valdas, el símbolo de los escudos en la iglesia son el escudo del Carmelo y una mano con la espada. sako, yra bažnyčia herbas karmelitų ir yra ranka su kardu. La espada de Elías, Ir ten tas kardas yra Elijo kardas, ranka iškelta. que es el profeta lleno de fuego, Tai sako, pranašas, kuris pilnas ugnies. el fuego del amor de Dios. Sako, bet ta ugnis tai yra meilės ugnis, Dievo meilės ugnies pilnas. Porque Elías defiende a Dios cuando todos le están abandonando. Jisai gina Dievą tada, kai visi kiti apleidžia, nori pasiduoti kitiem dievam. Y defiende con la oración. Ir kaip jisai gina su malda. Sí. Yo todavía todos los años celebramos la misa en el lugar donde estaba la fuente de Elías. Sako, mes visą laiką, kiekvienais metais turime mišias ten, kur yra šaltinis švento pranašo Elijo, šventoji žemė. Pero es verdad que el momento más importante en la vida de Elías es el momento cuando él se siente más pobre y más débil. Sako, svarbiausias Elijaus gyvenimo momentas, kai jis jaučiasi labai silpnas ir labai tiesiog bejėgis. ¿No recuerdan un momento de crisis en la Ar vida de atsimenat, Elías? kada jam buvo, jo krizė buvo jam Elijui? Sí, recuerdan un momento de crisis. Kada buvo didžiulė krizė jam. Cuando está en el desierto. Kai jis buvo dykumoje tada. ¿Cómo? Sakyk, Teresė. Olone buvo. Ir la cueva stavo. Antes de la cueva. Dar prieš olą. Antes de la cueva Dar prieš está en olą. el desierto. Jisai buvo dykumoje. Sí, antes de la Dar cueva. prieš olą. Desierto y él dice basta. no Jisai puedo". sako dykumoje, viskas, gana jau man. Porque tiene miedo. Aš turiu baimę. Y pensamos, ¿cómo Elías, que era el profeta Kaip čia de gali fuego, būti, jis tas su kardu, kuris tas buvo? que mató a todos los Jis profetas, nužudė tos kitus balo pranašus. ahora es O dabar- como un niño O dabar, kai que tiene miedo? vaikeli bijau, Dieve. Muy interesante Labai įdomu. la debilidad. Ese momento, Kokia įdomi silpnybė. un ángel se pone a su lado, Angelas ateina prie jo šono, prie to Elijaus ir sako, toca en el hombro paliečia jo petį y le dice, ir sako jam Elijui. el camino es superior a tus fuerzas. Tas kelias, kuris turi eiti, yra daug galingesnis už tavo pajėgas. Es una frase muy importante Tai yra labai svarbi frazė que čia. tiene que ver con la humildad. Čia yra labai susijusi su nuolankumu, nusižeminimu. El ángel le dice, come y bebe y vete al monte. Sako, tu valgyk ir gerk ir eik į kalną. Y en el monte Elías otra vez se esconde en la Ir cueva. tada jau jis eina į kalną, įlenda į tą olą, kaip sakė Teresė. Se esconde en la cueva. Pasislėpia toj oloj. Cuando uno está sufriendo, uno se esconde, ¿no? Sako, visą laiką, kai žmogus kenčia, jis tada pasislėpia, nieko nebenori. Y Dios le dice, Ir ven afuera, Dievas sako, išeik laukan, išeik sal laukan. fuera, te coge, Išeik iš tos olos. ven fuera, Paima ištraukia iš tos olos. no te escondas, Sako, tu nepasikovok toj oloj, nesikovok. que yo voy a pasar. Nes aš praeisiu prieš tave. Y entonces él percibe en el aire, en un Ir susurro, tada jisai ore pajaučia tiesiog siente la presencia de Dios, ¿no? tokį švelnų vėjo tą. Dicen la presencia de Dios en el silencio. Bet sako, tas buvimas yra tyloje. Dievo buvimas tyloje. El texto bíblico dice que es la presencia en el silencio y en la ausencia, ¿no? Ai, sako, Biblija sako žodžiu, tai yra tyloje ir Dievo nebuvime, įsivaizduoju. Ausencija, tai ausencija nebuvimas. El momento más importante de la vida de Elías es Saco. el momento de más debilidad. Sako, svarbiausias Elijo gyvenimo yra, kai yra pats silpniausias. Tai yra pats svarbiausia mūsų momentai, kada mes esame silpniausi. Entonces, un carmelita Todėl kiekvienas karmelitas no es autosuficiente, nėra pats savęs pakankamas savęs, autosuficiencija, kad jo no es prepotente, Tai jis nėra kažkoks galingasis, kad viską gali. es un hombre o una mujer Tai yra moteris arba vyras, humilde labai nusižeminęs, nuolankus, y valiente. bet drąsus.
Me gustan mucho las dos palabras juntas. Man sako, du žodžiai labai sugretinti, labai patinka. Humildad y valentía. Sako, nuolankumas, bet ir drąsa. ¿Verdad? Nuolankumas. Entonces eso, Elías, nuestro Elías no es el Elías que... Mūsų Elijas tai nėra tas su Es kardu, el Elías que tiene fuego, kuris turi, taip, jis turi tą ugnį, kardas iškėlęs, pero es humilde. bet jis vis tiek yra nuolankus. Sí. También San Juan de la Cruz en Toledo Šventasis kryžiaus Jonas Toledė buvo, vivió en la cárcel gyveno kalėjime jisai. un momento muy difícil, Tai buvo labai sunkus momentas jam gyvenime. pero escribió el poema, uno de los poemas más bonitos de amor que se han Parašė- escrito en español. Sako, ispanų kalboje nėra gražesnės meilės poemas parašytos tuo laikotarpiu kalėjime, kai jis parašė. Dicen los poetas españoles, incluso los no creyentes, Net netikintis ispanų poetai sako apie tai. que es difícil escribir una poesía tan bonita. Sako, kad tiesiog yra labai sunku parašyti tokią gražią poeziją. Esa poesía Juan de la Cruz la escribió en la cárcel. Bet jis ją parašė kalėjime. Yo siempre pienso eso, ¿no? Los momentos difíciles Aš de galvoju noche, taip, kad kai yra sunkus momentai, mūsų tamsioji naktis mums, naktį esame la mes. noche oscura, Tamsioji naktis. esconden una luz Joje tamsioji naktis yra viena šviesa. que es fundamental. Ir yra pagrindas, jinai fundamentali ta šviesa, tamsioji naktis visada yra šviesa. Ujú. Gerai, Sigitai, patenkintas. Jo, tai aš toliau norėjau pratesti, ar tai tiktų ir valstybė, Ta prasme kaip? nu, vat tas mažumas, valstybės mažumas, ne, ta, ką išgyvena, pavyzdžiui, Bet valstybė, kaip nesuprantu, kaip pasišviesti. nu kaip yra, nu, vat, kad ir ta Lietuva maža tokia. Ah, estas las condiciones de ellas se puede aprovechar para los estados. Por ejemplo, Lituania es muy pequeño país. Puede ser como Elías, Como Elías, que Lietuva būtų. que tiene dos cosas. Una persona Dos pequeña, siempre el recuerdo del David. Sako, mažas žmogus visą laiką prisimenu Dovydą. David frente a Goliat, Sako, Dovydas prieš Golijotą, atsimenat? porque tiene confianza Jisai, Dovydas turi pasitikėjimą. y es el más pequeño, Bet jis yra pats mažiausias Dovydas. pero tiene Bet confianza. jis turi pasitikėjimą. Entonces, como en el Señor de los Anillos, Sako, žinot, kai tam filme Žiedų valdovas? sí, Ar žinai tą filmą? el más débil, el más pequeño, Pats mažiausias, pats silpniausias. es el que lleva el anillo. Sako, jis tas mažiausias nešioja tą žiedą. No son los fuertes, no. Ne tie stiprieji nešioja žiedus, bet tas silpniausias. Pero David frente a Goliat o Kaip Dovydas prieš Galijotą arba... siempre la humildad en la Bet Biblia visada nuolankumas Biblijoje. puede ser para Dios Gali būti nuolankumas dėl Dievo, como algo que transmite la verdadera fuerza. sako, nuolankumas prieš Dievą tau suteikia nepakartojamą jėgą, tikrą jėgą. Como sí. Entonces, porque la pregunta es, Klausimas yra tau. la humildad, la confianza, Pasitikėjimas, Y la valentía de los nuolankumas ir pequeños. drąsa mažųjų. Tai La valstybė gali valentía, pritaikyti. sí. Žmonės valstybę sudaro, jeigu visi žmonės siempre, bus tai valstybė. sí. En el Evangelio, los que son sencillos de corazón Sako, Evangelijoje tie, kurie yra paprasti, dvasia, nusižeminę, tie nuolankieji. a través de los cuales Dios puede Ir hacer per tuos nuolankiuosius Dievas gali padaryti daug darbų. algo grande. Gali padaryti daug kažkokių gerų darbų. Sí, no sé si puede ser. Ar gal jeigu taip atsakyti. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas donadas. Hoy en el día de Lituania, Sako, šiandien yra Lietuvos diena sausio que era 13. la canción. Jis sako, tai jūsų giesmė, kur giedoja, Sí, sí, sako. sí. nu, Sí, sí. Himnas. He grabado la canción. Sako, aš įsirašiau jūsų himną, kai giedoja. Porque era un momento muy especial Sako, tai buvo labai specialus momentas jūsų himnas. para mandar a las lituanas que viven en España. Sako, aš pasiūsiu lietuviam, kurie gyvena Ispanijoje 11.
Ievai, Vaclavą Mes dukrai. noriu priminti, kad lietuviai krepšinį yra nugalėję ne tik rusus, bet ir ispanus. Sako, planos vencieron el baloncesto, no solo americanos, pero también españoles. Sí, taip, sako, Aurimas. No solo hay que saber ganar, también hay que saber perder. Sako, A veces. nereikia tik mokėti laimėti, bet reikia dar išmokti pralaimėti. Sí, no, muy bien. Lituania siempre en España se considera, cuando se juega a baloncesto con Lituania, siempre es como Sako, kai mucho žaidžia, respeto. sako, su didelė pagarba, ispanas žaidžia su lietuviais, kai žaidžia krepšinį, labai visi žiūri, labai gerbė. A mí me gusta mucho cuando un equipo que es más simple, más pequeño, Man más- patinka, kai komanda mažesnė. cuando gana a uno me encanta, ¿no? Sako, man labiausiai kai silpna komanda nugali kažkokią didelę, ten stiprią komandą, man labiausiai patinka. Ja. Nu, va, gal gerai tokia. Ar dar yra? Prašau paklausti tėvo, ar kiek pašaukimų yra? Kur daugiausiai pašaukimų? ¿Dónde las vocaciones más en el mundo hay? Vocaciones. Ar yra, aplamai? Si hay vocaciones. En, A los monasterios y vienuolinos. Ne, karmelitų. Y a los carmelitos, para vocaciones, para el Jis mundo. tai viską žino, jis Visą pasaulį žinoma. en India, Indijoje, en India, pažiūrėkit, čia parodys nuotrauką. O, nuotrauką netelpa į en ekraną. India, estos eran los 1200. los teólogos de India Carmelitai. hace 4 años. Prieš 4 metus čia. Sí. Prieš 4 metus fotografuota, 1200. 1200. Teologijos fakultete. Carmelitas en India, carmelitas en total en la Indijoje, pavyzdžiui, hay karmelitai. 1200 en la India. 1200 yra iš viso Indijoje karmelitų. 1200. En África África. hemos pasado de 300 a 600. Afrikoje dabar nuo 300 karmelitų Afrikoje padaugėjo iki 600 karmelitų. Y luego, Paskui- depende de las monjas. Priklauso dėl vienuolių, seserų, Por vienuolių. ejemplo, en Vietnam en cada convento hay 40, 30. Sako, Vietname kiekvienam vienuolyne yra 30-40 vienuolių. Vietname labai daug. En Vietnam ahora es como... Pero depende de lugares. En Europa, Sako, priklauso nuo vietos, bet Europoje en Europa estamos decreciendo. Nes sako, jau dabar krenta, Sí. krenta. Estamos dejando algunos conventos. Mes paliekam vienuolynus, kai kuriuos jau uždarom. En África, en Asia estamos... O Afrikoje, Azijoje mes labai augam, labai. En América se mantiene... Sako, Amerikoje dar vienodai lygis išsilaiko. Sí, depende. Yo, como provincial, tuve que cerrar 8 conventos. Aš kaip como provincial, jis kaip Ispanijos provincijolas uždarė 8 vienuolynus. De mujeres o de De hombres? hombres. Vyrų mūsų vienuolynas, kol provincial uždarė 8 vienuolynus Ispanijoje. Aš atsimenu kai kuriuos. Porque sí, en la provincia de, por ejemplo, un ejemplo, crecimiento India, África, Indonesia. Auga Indonezija, Afrika, Indija, ten labai auga. En España, la provincia más numerosa antiguamente Sako, Ispanijoje provincija, kuri daugiausia pašaukimų buvo, senoviai. era la provincia de Marcelino Marcelino Iragui. Iragui, kur atvažiuodavo mūsų, tai Baskų, Navarra. Marcelino Iragui era Navarra. Eran hace 60 años, Prieš 60, jau yra 60 metų dabar. eran 500. Jų buvo 500 prieš 60 metų Navarrai. Ahora son 50. O dabar iš 500 liko 50 iš Marcelino provincijos. Pero es la realidad que hay ahora. Sako, tai yra tokia tikrovė, kas dabar yra pasaulyje. Ujú. Es una época difícil. Sako, dabar yra labai sunkia epocha vienuolynams. Pero empieza a haber algo como un despertar. Bet dabar prasideda didelis labai pabudimas pasaulyje. Sí, de jóvenes Ypač jaunų žmonių, que empiezan a ir a la oración. kurie eina į maldą. En España. Ayer mandaron Ispanijoje, una pavyzdžiui. foto de una oración con 6.000 jóvenes Man haciendo pasiuntė oración. nuotrauką 6 6.000. 000 jaunuolių meldžiasi. In Ispaniją? Sí. Man sako, dabar pasiuntė nuotrauką 6 000 jaunuolių Sí, meldžiasi Ispanijos teritorijoj. Un- Eina į maldą 6 000, kur nežinau, bet atsipėdavo. Pero sí.
Ujú. Aleliuja. Aleliuja. Aleluya. Aleluya. Siempre aleluya. Siempre, visada aleliuja. Visada turi sakyti, siempre reiškia visada He aleliuja. said, sometimes good, sometimes not good, but That- always aleluya. Kaip pamokslė sakė, kartais gerai prieš žvejybą, kartais blogai, bet visada aleliuja He sakė. was fishing, Sako, aš gaudau žuvis. he was fishing, and there was a police, estoy hablando en inglés. Aš šiandien entiendo inglés, aš nesuprantu. Yo estaba en el lago de Tiberíades Aš y buvau Tiberiados ežerė, jau sakiau. Aha. un sacerdote polaco había dormido junto a la orilla. Ir jis vienas Lenkų kunigas miegojo šalia to Tiberiados ežerą, nu prie pat ežerą kranto. Y los dos estábamos mirando el lago de Ir Tiberíades. sako, mes abu žiūrėjome į Tiberiados ežerą. Y fue el sacerdote polaco que preguntó. Ir tada tas Lenkų kunigas paklausė. Y le preguntó esto, ¿no? ¿Qué tal la pesca? Y fue la Ai, respuesta. to žvejai paklausė, koks tas Lenkų kunigas, sako, kaip tau ta žvejyba. Prieš 15 metų tai buvo. Sometimes good. He answered in English. Él Ai, respondió en kalbėjo inglés. į angliškai, sako. Respondió en inglés. Ar gerai, ar blogai būtų Sometimes good, žvejyba, bet sometimes not good. aleliuja. Always hallelujah. Visą laiką sakykime aleliuja. jo. Oh, Aleluja. Aleliuja. Nu ką, gal nežinau, gal ar dar yra klausimų, gal reikėtų jau baigti, jau nes reikės žmogui pailsėti, labai išvardino.